Sveiki. Šiandien mes pagaminsime... Atsiprašau. Ne vandenį matosi, be jų geriau. Šiandien mes pagaminsime povandeninį sumuštinį. Visų pirma dėl to, kad mūsų duona yra panaši į povandeninį laivą. Tai yra prancūziškas batonas. Ir mes turime tuną savo sultyse. Jis tiesiog kažkada tai plaukiojo po vandenį. Taip pat mums reikės varškės kremo. Beje, reikia ieškoti prie sūrio. Tarp varškės jo nebus. Svogūnus, pomidorus ir paprastą sūrį. Taigi, vėliau paplaukusiu. Taigi, įmame batoną. Be abejo, jį reikia perpjauti, nes kitaip, tiesiog viskas kris. Traškus, trapus. Gal kad ne per trapus. Taigi, tepame kremą. Čia yra dugnas, labai gerai. Ant dugno povandeninio laivo tepame kremą. Jis yra kaip sviestas tam, kad viskas liptų. Tada dedame svogūnus. Jie smulkiai pjaustyti žiedeliais, patogu, paprasta. Galime taip pat naudoti porą be abejo. Ir kitos spalvos svogūnus. Čia spalva nėra tokia didelė esmė. Svarbiausia yra skonus. Pomidorai. Jie visą laiką tokie gražūs, raudoni. Taip skatina aistrą pagal feng shui, tai aistros spalva. Ir dar, man reikės, pagal erotikos vadovėlius. Erotikos vadovėlius tokie yra. Taigi, tunas, jis pakapotas, čia viskas tvarkoja, kad jis toksai birus. Tai nereiškia, jis blogas, tiesiog jis negyvas. Jis iš skardinės. Galima manyti, kad kai gražus tikrai būna tik tai skardinėse. Bent jau Lietuvoje. Taigi, tunas sudėtas ir keli gabalėliai sūrio. Čia paprastas fermentinis sūrelis, nieko ypatingo, tačiau skanu. Be abejo, kad skanu. Kaip tai gali būti kitaip. Paskui gabalėlis, viskas užklota, uždengiame povandeninio laivo viršų. Galbūt reikėtų dar periskopo su alyvuoge, bet šįsyk apsieisim, bus patogiau kasti. Taigi, skanaus povandeninio laivo sumuštinio. Skanaus.